Aha, tai dar kartą. Šalom. Šį kartą jau dabar tikėsimės viskas bus gerai. Amen. Taigi, brangieji, žengiam mes tikrai į paskutinius laikus. Amen. Į paskutinius laikus ir, paskutiniuose laikuose, sako viešpats, aš išliesiu savosios dvasios, ne? Išliesiu kiekvienam kūnui, amen, kiekvienam, kad mes judėtume taip, kaip jisai nori, amen. Žinot, brangieji, didžiausia dabartinė problema yra, kad, mažai kas, daug kas skaito Dievo žodį, ne? Skaito, bet negali jo matyti. Toj paaiškinsiu, kodėl. Jie negali matyti, o kodėl jie negali matyti? Todėl, kad jų širdies akys neapšviestos tiesa, o jie mato viską per melą, kuris stovi jų protuose. Todėl jie skaito žodį, didžioji dalis krikščionybės taip yra. Čia aš ne vieno nesmerkiu, aš kalbu tai, kas yra, tai, ką aš matau. Tai, ką aš matau ir tai, kas vyksta. Supraskit, ką aš noriu to pasakyti. Mes šiandieną būtent, ir viešpats mane veda, kad mes daugiau kalbėtume apie tuos dalykus, nes krikščionis gimęs Kristuje, pakrikštytas šventa dvasia, jo akys turi būti atvertos. Jis turi regėti, jis turi matyti, jis turi suprasti. Amen. Ir kur bažnyčia nukeliavus, kol prisivalgius, tai yra baisu. Ir svarbiausia, kad matant tuos, kurie iš tikrųjų ieško, myli Dievo, tie, kurie stengiasi, viską daro, tas kelias siauras, sako, amen. Bet jų negali suprasti tie, kurie neturi tos informacijos, jie neturi tiesos. Amen. Dabar, jie, ypač mūsų tarnavime, aš toks dėkingas Dievui, ką jisai daro čia ir kiek mums duota malonės, kiekvieną tarnavimą vis pasistumti į priekį, amen. Tiek, kiek duota malonės mūsų vaikam, sekančiai kartai, amen. Vaikai mato regėjimus, vaikai pakyla į sferas, keliauja, susitinka su viešpačiu, suaugusieji pakyla, kovoja, suaugusieji susitinka. Tai žodis tapo šitas gyvas, va tas, kuris dabar čia pas mane ant rankos. Ką aš turiu tuo omeny, kaip jis tapo gyvas? Brangieji, aš jums atversiu Seną testamentą ir parodysiu visus Dievo vyrus, ne visus, bet dalį, paimsiu vieną kitą, tikrą Dievo vyrą, kuris buvo Dievo vyras, kuris buvo pranašas, ar kaip kitų pavadinsi, bet dauguma čia yra pranašų jie. Amen. Ir kaip jie gyveno. Jų gyvenimuose dvasinės sferos ir dimensijos buvo kasdienybė. Jie gyveno ten, kur jis. Suprantat, daug dalykų aprašyta, bet krikščionys nemato, nesakli ir kurti. Pamatę dabartinį mūsų tarnavimą, pamatę, kad Dievas daro mūsų tarnavimuose, eina tik tai ne kas kita, o kalbos, ko? Tų, kurie nieko nesupranta. Bet pasiskaitykit žodį, atsiverskit pranašus, atsiverskit Seno testamento knygas, pastudijuokit. Matot, galim studijuoti iš mūsų žemiško supratimo. Va, dėl to tos studijos ir baigėsi. Tuom, kad nieko taip ir nepamatėte. Jūs perskaitėte,
Amen. Bet jūs nieko nepamatėte. O kad reikia žodį matyti, nes žodis atėjęs iš sferos, kad reikia, kad tas žodis tave nukeltų ten, kad tu, žodis atėjęs turi tau parodyti. Amen. Aleliuja. Todėl aš šiandien kalbu, nes Viešpats veda, kad mes daugiau apie tai kalbėtume, kad tie, kurie nori išgirsti, jie išgirstų, jie nepradėtų baidytis, nes, brangieji, dvasinis pasaulis realus ir jis realesnis negu fizinis. Gana tai bažnyčiai stovėti lauke ir šokti trypti, laikas užeiti vidų. Viešpats kviečia. Užeikite ten, kur aš. Amen. Kodėl vesiu? Vesiu, kad jūs per šitą vakarą pasiklausydami ne tik mūsų grupės, bet ir kiti, aš kreipiuosi ir kitus, kurie žiūrės, amen, kad, dvasinės sferos keliavimas dvasioje, tai buvo ir yra Dievo realybė. Suprantat, aš dabar paimsiu kelias ištraukas iš Švento rašto paskaityti, kad jūs suprastumėt, kaip jas reikia matyti. Nes suprantu, kad mažai kas supranta ir mažai kas mato. Amen. Ezekielio knyga. Pažiūrėkit, Ezekielis. Čia galima nuo pirmos eilutės atsiversti ir suprasti, kas vyksta. Tai buvo 30 metais, 4 mėnesio 5 dieną. Man esant tarp tremtinių prie Kebaro upės, atsivėrė dangus. Ir aš mačiau Dievo regėjimus. Brangieji, tai atsivėrė dangus, tai nereiškia, kad jisai sėdėjo fiziniam kūne, žiūrėjo į dangų ir jis prasiskėtė. Viešpats atidarė dimensijos kažkurios, ir sferos duris. Kiekviena sfera turi duris. Ir kai sako, aš mačiau Dievo regėjimus, tai nereiškia, kad jisai sėdėjo ir žiūrėjo televizorių. Tai reiškia, kad dvasia kažkokia nukėlė jį į tą sferą, kad jisai regėtų. Jis teleportuotas, buvo pakeltas ir nuneštas į tą. Bet mums nėra rašymo, kaip jo fizinis kūnas atrodė, kai šitie dalykai vyko. Kaip atrodė jo fizinis kūnas? Ar jis gulėjo kaip lavonas, ar jis cypė klypkė? Niekas to nerašo, nes ne apie tą kalbą, brangieji. Suprantat? Žmonės mato ką? Tik tai fiziniam akim ir mato jo paliktą kūną čia. Ačiū Dievui, kad dar, kai sakant, jeigu nukrito ir miega, tai dar gerai, svarbu jis neklikė, necypė ir nesiraičioja. Tai dar kažkaip gal priimsiu, iš čia apsimeta ar miega ar kas. Gerai, keliaujam toliau. 5 karaliaus Jehoiachino tremties metais, 5 mėnesio dieną, Viešpats kalbėjo kunigui Ezechieliui, Buzio sūnui. Čeldėjo krašte prie Kebaro upės Viešpaties ranka buvo ant jo. Aš mačiau iš šiaurės kylantį viesulą ir debesis. Brangieji, kad matyti tokius regėjimus, tu turi būti pakeltas į sferą, kad matyti dvasinėmis akimis. Amen. Matyti, regėti. Tai niekas nemato tokiais dalykais. Vadinasi, tu esi keliamas ten. Supraskit. Amen. Gerai. Šiek tiek paeisiu į priekį. Čia, Ezekielio knygą skaitant, jūs suprastumėt, kad raštas, šitą Ezekielio knygą užrašyta ne žemėje. Ne žemėje. Jis nepasakoja, ką jo kūnas daro. Jis pasakoja savo kelionę dvasioje. Amen. Kur Viešpats įkilnojo. Apie būtybės, kokias jis susitiko, matė. Čia visai trumpai, ilgai neskaitysiu, nes jūs patys atsiverskit, skaitydami suprasit,
amen, kad jis kalba ne apie kelionę fizinio gyvenimo kūnų, amen, ir nematymą fiziniam akimis, bet kelionę teleportaciją dvasiui. Amen. Žiūrėkit, 3 skyrius, 12 eilutė, prasideda taip. Dvasia pakėlė mane. Ir už savęs išgirdau griausmingą balsą, sakantį, palaiminta viešpaties šlovė šioje vietoje. Taip pat būtybių sparnų šlamėjimą ir ratų dundėjimą. Tai buvo didelis dundesys. Dvasia pakėlė mane ir nunešė mane. Aš nuėjau apkartęs degančią dvasią, bet viešpaties ranka buvo stipri ant manęs. Supraskit, tai kelionė sferose, kelionė po dimensijas, kelionės. Tai, kas vyksta mūsų susirinkimuose, tai vyko su Dievo vyrais jau Senam testamente. Tai normalu. Ir tokia bažnyčia turi būti. Tokia bažnyčia, kurios jisai laukia, kuri šlovins, jis tokių šlovintojų ieško, kurie šlovins jį būtent tenais, kur Ezekielis, kur prabudimo vyrai ir moterys, kur dvasioje ir tiesoje. Žmonės sustoja kūniški, šlovina viešpatį čia, žinoma, kad jų dvasia tenais, amen, bet jie net nesupranta, kur jie yra. Jie nemato, kur jie yra, amen, o šitie dalykai mums duoti, brangieji, per Kristaus kraują, dangus mums atviras keliauti, amen. Bet kaip mes keliausim, jeigu mes nepripažįstam to, kaip mes pradėsime augti, apie tos dalykus pažinti, jeigu mes nepriimam skelbėjo žinios, ką jisai skelbia. Aleliuja. Taigi, tai realu. Tai realu ir visi pranašai, kurie buvo Senam testamente, ir šio laikiniai, ir šie dabartiniai, pradedant nuo 12 apaštalų, jie visi, ne visi, atsiprašau, ne taip pasakiau, dauguma jų keliavo ir keliauja, nes tokia bažnyčia turi būti. Ar visi pranašai? Ne visi. Ar visi apaštalai? Ne visi. Ar visi kariai dvasiniai? Ne visi. Esmė. Bet aš noriu pasakyti, kad jų yra. Tai žodis sako, ir jų yra. Ir jeigu jūs, brangieji, kurie klausot, negalite atpažinti jų, tai nereiškia, kad jų nėra. Raštas sako, jų yra, jų buvo ir bus. Amen. Dievas toks vakar, šiandien ir per amžius. Amen. Mes matom būtent, kaip keliavo ir kokiose sferose buvo ir kur tik nebuvo pranašai. Amen. Jonas sako, aš buvau dvasioje. Aš buvau toje dimensijoje viešpaties dieną. Nukeltas į tą laiką į viešpaties dieną. Amen. Po to kitoj vietoj 4 skyriui sako, ir jis pamačiau atvertas duris ir sėdintysis ten sako, užeik. Jis buvo pakeltas iš vienos į kitą sferą. Amen. Todėl, brangieji, burtininkai, šio pasaulio žmonės puikiai moka keliauti dvasioje, teleportuotis, puikiai moka daryti astral project, išeiti iš savęs ir keliauti, bet jie negali keliauti aukščiau antro dangaus. O mes, brangieji, turim atviras duris per Kristaus kraują keliauti į ten, kur norim. Amen. Ar mes į visur galim patekti? Na, bet kur negalim patekti, visur yra mums paskirtos sferos ir dimensijos. Mes jau buvom kalbėję apie tai, kad
Kiekvienas, ne į visas mes galime patekti, nes Dievas išdalino visą tai, taip kaip jisai panorėjo, amen. Bet ten, kur jisai labai daug, ta prasme, tiek daug, kad, tai nesuskaičiuojama, ko gero, protu šitų, apie kurį mes norėtume pasakyti, bet tai yra daug, todėl kad jis paskyrė, kaip ir buvom kalbėję, kad visų dimensijų ir sferų vadovas, tas, kuriam buvo duota valdžia vadovauti, tai buvo ir yra, buvo Adomas, o dabar yra Jėzus. Pirmasis Adomas buvo gavęs ir prarando, nes jam sako, padarykime mes žmogų pagal mūsų atveju ir duokime jiems ką? Valdyti. Amen, suteikime jiems, kad jie valdytų ką? Sukurtas dimensijas, sferas, amen, ir sferose būtybės, visus kitus kūrinius, amen. Tai kas vyksta mūsų tarnavime, tai vyksta nuostabus dalykai, kad yra žmonių tie, kurie turi tikėjimą. Ir čia yra žmonių, kurie turi tikėjimą. Sako, jei turėtum nors tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, kalnus verstum, pasakytum tam kalnui pasitrauk ir jis pasitrauktų. Amen. Mes ten ir žengiam, mes tikim, kad mes galim kalnus kilnoti ir kalnai kilnojasi. Ir aleliuja. Amen. Grįžtam prie pranašo Izaijo. Pranašo Izaijo. Senas testamentas. 6 skyrius Izaijo. Karaliaus Uzijo mirties metais mačiau viešpatį aukštame ir pakeltame soste. O kaip tu matai? Ar tu sėdėdamas iš čia matai? Ne, tu esi nukeliamas ten, tu esi pakeliamas. Jo rūbas pripildė šventyklą. Serafai stovėjo ties juo. Kiekvienas iš jų turėjo po 6 sparnus, 2 jie dengė savo veidą, 2 kojas, 2 skrido. Jie šaukė vienas kitam, sakydami, šventas, šventas, šventas kareivių viešpats, visa žemė pilna jo šlovės. Brangiai, tai kino teatras nenusileido. Mes pakeliami regėjimo į tą sferą, į tą dimensiją, kurioje vyksta tas veiksmas. Durys sudrebėjo nuo šauksmo, namai prisipildė dūmų. Aš tariau, vargas man, aš esu žuvęs. Aš esu žmogus nešvariomis lūpomis ir gyvenu tarp žmonių nešvariomis lūpomis. Aš savo akimis mačiau karalių, kareivijų viešpatį. Brangiai, Izaijas, pranašas Seno testamento, matė karalių, dabar Dievo sūnus, krikščionys, dar nėra matę, dar nėra pakilę. Kodėl? Todėl, kad jie nenori, jiem nerūpi. Jiem geriau ką nors pakalbėti. Vienas serafas atskrido prie manęs, jis laikė rankoje žėruojančią anglį, kurią buvo pasiėmęs replėmis nuo aukuro. Jis palietė ją mano lūpas ir tarė, štai, ji palietė tavo lūpas, tavo kaltė panaikinta, nuodėmė apvalyta. Kas įvyko? Įvyko tai, kad Izaijas tuo laiku dar buvo nešvarus, bet jį pakėlė ten, pridėjo jį apvalę, sako, tavo nuodėmė panaikinta. Nes karalius jau sėdėjo soste, o soste sėdintysis karalius atsisėdo kada? Tik po kryžiaus. Bet Izaijas buvo nukeltas, pakeltas į kurį laiką nuneštas? Jau po Kristaus prisikėlimo. Supraskit, kad dangiškose sferose
mes galim papulti kur norim. Ten laikas neegzistuoja. Izaijas, kiek Izaijas buvo? 700 metų iki Kristaus ar kiek? Na, čia, aš ne teologas tiksliai, nežinau, bet prašau, jis nukeltas, kada jis jau karalius. Aleliuja. 8 eilutė sako, aš girdėjau viešpaties balsą ir jis klausė, ką man pasiųsti, kas eis už mus. Aš atsiliepiau, aš čia, siųsk mane. Jis atsakė, eik ir sakyk šitai tautai ir toliau girdėkite, bet nesupraskite ir toliau žiūrėkite, bet nematykite. Ar ne tai dabar yra, kada girdi, bet nesupranta, žiūri, bet nemato, skaito knygą, bet negali pakilti? Kodėl negalim pakilti? Todėl, kad per melą mes negalim pakilti. Mes galim pakilti tik per tiesą. Sita plejarušta sakria la radosa. Rambro dibla rokas tasada. Ir kaip sunku tiem, kurių galvos pilnos teologijos doktrinų ir viso ko. Ir ko to jie nenori nuo to, ko jie nenori nuo to atgailauti. Jie toliau moko. Aš užsidėjau, nesakysiu kelių, bet kelių pastorių pamokslus, trupučiuką paklausyti taip ir pažiūrėti, kur jie randasi. Vaikelė, aš čiut neapsiverkiau. O tas čiut ne aš, tai turbūt net nebuvau aš. Sugrįžkime į Skaičių knygą. Skaičių 22. Nuo 30 eilutės. Asilė atsakė Balamui. Argi aš ne tavo asilė, kurią visada jo nynėdavai? Pasakyk, ar aš tau kada nors taip dariau? Jis atsakė niekados. Tada viešpats atvėrė Balamui akis ir jis pamatęs viešpaties angelą stovintį kelyje su nuogu kardu krito veidu į žemę. Kai žmogus krenta dvasioje, patikėkit, kaip jisai krenta fiziniam. Amen. Ir supraskit, kad mažai kur aprašinėja, ką veikia fizinis kūnas, kada visi Dievo vyrai keliavo sferose. Viešpaties angelas jam tarė, kodėl muši jau 3 kartą savo asilę, aš atėjau tau sukliudyti, nes nepritariu tavo kelioniai. Jei asilė nebūtų pasukusi iš kelio 3 kartus ir nebūtų pasitraukusi, būčiau tave užmušęs, o ji būtų išlikusi gyva. Šita knyga yra nuostabi, jinai yra nuostabi. Jinai yra dvasinė. Ir skaitant ją, norint, jeigu mes skaitydami ją matom, mes keliaujam. Aleliuja. Mes keliaujam ir pakylam. Bet kur bažnyčia mūsų, kur bažnyčia Kristaus Lietuvoje ypač šiais laikais kyla? Į kur jinai kyla? Kur jinai vaikšto? Iki kur pakyla? Ali brandos tai sakė. Halleluja. Mangieji, dangus atviras, sferos atviros.
Ir į visokias skirtingas sferas mes papuolam. Žinom, kad antro dangaus sferos jos pilnos tamsos. Jūsų širdis surišta su antru dangum, pilna tamsos, surišta kraujas, vanduo. Supraskit, tose dimensijose. Į visas jas krito tamsa. Į visas jas krito tamsa. Todėl visose jose mes turim pasipriešinimą. Amen. Kai matote kariaujant, matote grumintis. Dabar paprastai aš galiu paaiškinti vieną dalyką. Gerai. Ankstesniuose mano gyvenimo etapuose su Kristumi, ne? Pauliau, gali trupučiuką ateiti čia? O, atsistot prieš kamerą, ne? Na. Teks tau pasilenkti, par vieną mataisi, kitą ne. Jo. Ankstesniaisiais etapais, brangieji, aš per jokis, aš keliauju į tą sferą, kur yra demonas. Kaip yra išvaromi demonai? Tada, kada tu teleportuojasi, amen, ten suriši pagauni, amen, tą demoną, ten aš kalbu apie stipriuosius, apie tuos, kurie sferose laiko valdžias, amen, yra skirtingi aukščiai, skirtingi leveliai, aš kalbu apie stiprius, apie galingus, amen, apie tuos šitoje sferoje, šitoje dimensijoje, ten mėgnygis, ten gali ranką uždėjęs pasakyti, išeik skausmė, išeik ten tas, jisai pasitrauk, bet mes kalbam apie tuos, kurie laiko surišę, kurie laiko asmenį. Tai aš einu per jokis, teleportuojuosi į tą sferą ir aš jį nugaliu, šitaip išvarydamas iš jo demoną. Arba aš galiu apmokyti jį, kad ne man reiktų, bet jisai pats galėtų pakilti tenais pat ir susikauti pats. Suprantat? Kad jisai nurungtų, kad jisai mas laimėtų, kad jisai pats galėtų užimti tą teritoriją. Suprantat, brangieji? Tai va, mes žengiam į kitą lygį, kada mes galim pakelti kiekvieną, susirungti. Anksčiau aš galėdavau išvaryti, išvarau dabar, žinoma, bet tą, kurį matau, tą, kurį viešpats sako pakelk, jisai jau pats gali susirungti. Jis pats gali nugalėti. Jis pats gali. Supraskit, jis papuola į realybę, atsiveria akis, jo dvasia pakyla, mato būtybės puolančias, jis mato tą demoną, vuosita katarija labrasa, užsikuria kas, užsikuria jo balsas, jis išeina iš čia, jis tenais. Aleliuja, ačiū Pauliau. Ir tai vyksta apie tai, ką Paulius kalbėjo ir tai, ką mokino. Jis nekalbėjo tai korintiečiams, jis nekalbėjo tai galatams. Ten jie savų problemų turėjo. Čia dar šitų problemų pilni ir lietuvių krikščionys, kai dar nesupranta, ką Kristus padarė ant kryžiaus. Kad apie prakeikimus, apie tą, ką tai reiškia, kad, tai jeigu jis atliko prakeikimus užnešė ant kryžiaus, tai mums nieko daryti nereikia. Ne, jis ir toj sferoj, jis ir prakeikimą užnešė ir tau davė kardą ir jėgą sugriauti prakeikimus, eiti kovoti į tas sferas, eiti į kraują, į vandenį ir nugalėti, kai nugalėtojų.
Todėl nereikia tau įstatymo laikytis, kaip Galatai norėjo, nes jis ir prakeikimus užnešė, ne tik nuodėmės, prakeikimus, viską ant kryžiaus ir visur davė laimėtojo kardą. Laimėtojo statusą, kad eidamas kovoti, tu jau eini kaip laimėtojas. Bet tai nereiškia, kad tau nereikia eiti. O dauguma galvoja, taigi jisai padarė už mane, man nieko nereikia daryti. Na, tai vadinasi, nereikia bėgti bėgimo, nereikia kovoti kovos, nereikia nieko daryti. Vadinasi, Paulius čia kažką rašė, jisai turbūt jam buvo stogas pavažiavęs. Jis turbūt čia rašė apie kažką tai kitką. Gerai. Esmė yra, kad dabartiniam laikiam mes esam, kada Jozės knyga, Mozės ir Jozės knyga, mes matome, ką Mozė, Jozė ir žydai, būdami tais laikais aplink Siono kalną, kada buvo įsilaisvinimo periodas, Egipto iškratymas iš žydų, ir tie, kurie perėjo per Jordaną ir kovėsi su kuo? Su galiūnais. Tada net buvo fiziški galiūnai mutavę, net ir jų kūnai mutavę, bet jie kovėsi su kūnuose esančiomis dvasiomis. Aleliuja. Jie turėjo nurungti ir kūną. Amen. Bet mes realiai grūmėmės dabar su kuom? Tom kunigaikštystėm, karalystėm, kurios užkovoja teritorijas ir net tavo esama teritorija, tavo žemės. Amen. Taip kaip Jozė ėjo, amen, ir jis sudarė kareiviją, sudarė armijas, eiti nugalėti galiūnus, kad užimti teritorijas. Kananiečius, amonitus, amaritus, ten visus, jam reikėjo nurungti galiūnus, kad atsimti žemę. Užimti žemę, kurią viešpats pažadėjo. Taip kiekvienas iš mūsų mes kovojam už savo žemę. Jūs galite kovoti ateidami pas mane, paprašyti išvaryti demoną ir jis pasitrauks iš kažkokios tai sferos, iš jūsų teritorijos gyvenimo. Amen. Arba jūs galite patys. Tam reikia pažinimo. Mes juk nepradėjom vaikščioti į dangų, nepradėjom judėti, teleportuotis, kol neturėjom pažinimo. Bet kaip atėjo pažinimas, mes tikėjimu tai žengiam ir žengiam pirmin. Ir mes tą matome, kad tai gyva, kad tai tikra. Aleliuja, ir Dievui tai patinka. Amen. Todėl visiems, kas stebės, klausys, sunku kūniškiam suprasti. Sunku kūniškiam būti pas mus tarnavimuose. Sunku, nes tai kūnų nevertinama. Tai nevertiname, tai dvasiškai vertinama. O kaip dvasiškai vertinti, jeigu tu neturi pažinimo? Jeigu pas tave Kristus kitoks nupieštas. Suprantat, aš susirašiau vieną dalyką. Daug kas kalba apie ateinančius laikus. Dabar reikia paklausysi, ten, aš vienur sakau, paklausiau vieną, antrą, trečią biškį, žinai. Vienas moko apie išgydymus, kitas moko dar ką, man tiesiog, brangieji, apie kokius išgydymus, ką tu gydysi, kai tuoj tave užgrius. Kiti moko apie ateinančius laikus, pasakoja, pasakoja, kaip bus, ten kas ta, bet patys sprendimo neturi, nes net kalbėt galima apie tai, kas ateina. Bet ar tu kalbėdamas duosi išeiti kaip viešpats? Jei viešpats tau duoda sapną, jis tau parodo, kas vyksta, bet jis kart parodo tau ir kelią. Daug kas moko kaip apie paskutinius laikus.
Ir daug kas sako, supraskit, o reikia pirkti žemę, reikia fermas daryti, reikia kraustytis ten, reikia jungtis ten taip daryti. Bet ar jie nors supranta kas nors, kaip tai darosi? Jei tu nuvažiuosi dabar žemę, nusipirksi, ar ką tu galvoji, kas nors įvyks? Tai pasaulio žmonės daro. Ar tu galvoji, kad tu įsigysi fermą, tai viskas įvyks? Viskas pirmiausia perkama dvasioje. Tu moki kainą, pirmiausia kovoji teritorijas, tas žemės, kurias pirksi dvasioje. Koks tikslas pirkti fizinius daiktus, dalykus, jei tu jų neturi pasiėmęs dvasioje? Jei tu nekontroliuoji, jei tu nevaldai. Visi tik moko, pasakoja, reikia daryti, bet realybėj, nuo ko viskas prasideda, niekas neveda. O kai tik pamato, kad tu žmogų pakeli ir vedi ir keliauji ten, nuo ko reikia pradėti, kad nuo dvasinių dalykų, kad pirmiausia reikia dvasioje tai įvykdyti, kad po to galėtum, kad viskas įvyktų, tai čia jau viskas, jau stop. Jau čia, jau ką iš jis darinėja, tai jau vaja. Pažiūrėkit, raitosi, klykia. Su kuo jie ten mušasi, ką jie ten daro. Klausykit, kad tą žemę, apie kurią tas pastorius perka, jis nesupranta, kad pirmiausia reikia pakilti ir nurungti tos žemės princą, kunigaikštį, kad ta žemė, kurią pirksi vėliau čia, kuri sujungta kaip danguje, taip ir žemėje, ta pati žemė, būtų tavo valdoma, kad į tą žemę galėtų dangaus gerybės ateiti aukti, o ne prakeiktos žemės. Kas nors apie tai supranta? Aš abejoju. Jei supranta, tai šlovė viešpačiui, nes tik jis gali mums tokius dalykus paaiškinti. Amen? Aleliuja. Taigi, viskas prasideda, žmonės bažnyčios laukia Dievo jėgos ir Dievo šlovės čia žemėje. Prabuskit, brangieji, nuo kada Dievo šlovė gali nusileisti į sukirmijusią žemę ar ant sukirmijusio žmogaus. Dievo šlovė tik gali ant šlovingo Dievo tarno nusileisti ar ten vaiko, kuris pakeitė savo mąstymą, kuris perėjo į tiesą, kuriame tiesa. O kur mes galim pasikeisti taip? Kur mes galim? Tik jis gali mus keisti. Ir didžioji dalis mūsų proto keičiasi dvasioje. Nes kai tu pradedi keliauti, tau viskas dega, rūksta dūmai. Pastoviai padangos vyla. Pastoviai. Driftuoja ten protas. Bet kai tik driftim pradedam, taip iškart cypia kanalas. Aleliuja. Brangieji, kelionės, mūšiai, viskas yra normalu. Jeigu jūs suprantate, jeigu jūs regite, jeigu jūs trokštate, amen, viešpats apšviečia ir atveria akis. Amen. Todėl Paulius sako, jis nesako kitiem, bet pradeda nuo kolosiečių, ane, jis jau gilesniem. Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje, mąstykite apie tai, kas aukštybėse, o ne apie tai, kas žemėje. Bet supraskit, kad pakilt neįmanoma prieš tai nenusileidus. Nė vienam neįmanoma pakilt prieš tai nesulūžus.
Neįmanoma prieš tai net gailavus. Dievas 7 bažnyčiom pasakojo ir sako visom, atgailauk, jeigu nori pakilt, jeigu nori, kad aš tave pasodinčiau, jeigu nori tu tą. Vat 7 bažnyčios, kurios dabar yra šiuo metu, kurios buvo, yra ir bus šiuo metu, jom visom Dievas kalba ir tu klausytojas, tu esi vienas iš jos. Tu vienas iš jos ir tau viešpats skatina atgailauti. Palik senus kelius, palik seną vyną, pradėk, ieškok manęs. Si abarija rota pralikastasa. Kaip skaitai Seną testamentą pranašus, Dovydą, visus, tu supranti, kad gyvenimas jų visada buvo dviejose dimensijose. O parodykit dabar, kiek krikščionių gyvena taip? Kiek mūsų yra, kurie vaikšto, kurie keliauja, kuriems tai normalu? Kiek? Pagrindė teisėjai, rašto žinovai, oi, viešpatie. Mes ta karta, tie, kas girdit mane, mes ta karta, mums duota. Ir dar bus duota. Žinoma, bus pareikalauta, bet verta. Aš nesakau tiems, kurie netrokšta. Aš kalbu tiems, galbūt, kurie išgirs. Dievas nenumirė ant kryžiaus vien dėl to, kad tu būtum išgelbėtas. Jis nemirė ant kryžiaus, kad išgelbėjimas būtų aukščiausias pasiekimas. Ne. Jis atėjo ir paaukojo save, kad tu būtum karalius, kad tu būtum Dievas, nes Dievas gimdo dievus, kad būtum jo dalis, kad būtum viešpatautojas, karalius, kad užimtum sostus, sėdėtum, valdytum. Išgelbėta siela gerai, jeigu jinai bus išgelbėta dar iki galo. Brangiai, aš dėkoju Dievui ir šlovinu jį už vakar vizitą mūsų kalėjime. Aš labai laimingas, labai džiaugiuosi, kad viešpats atvėrė šitas duris ir džiaugiuosi už brolius, džiaugiuosi už naujas atgimusias sielas tenais ir mes ir toliau tęsim tenais savo misiją. Brangiai, aš vakar atvažiavęs skelbiu Evangeliją jam, amen, skelbiu pradžiai kitokią truputėlį, kaip sakant, kiekvienas į savęs, ne, bet aš pasakoju. Ir aš matau, kad, jau tie, kurie tenais ateina ir daugelį iš jų, jau jie ten vaikšto. Ir ne vienas jau iš jų ją girdėjęs, ne vieną kartą kalbėjęs, bet labai mažai pasikeitimo. Todėl, kad atvažiuoja vienas, pagroja, padainuoja, atvažiuoja kitas, pagroja, padainuoja, trečias dar atėjęs koks nors ten šaunu, gerai, aplanko, gražu, viskas tvarkoj. Bet
Pagimdžiusi vaiką reikia maitinti. Pagimdžiusi vaiką reikia aprengti, pagirdyti. Amen. O kas į mokyklą leis, o kas į mokins, o kas į universitetą ruoš. Mes galim ir toliau važiuoti ir kiekvieną dieną dainuoti ir skelbti Evangeliją, supranti, ir kas iš to. Supraskit, kad Dievas kitaip tarnauja. Jis siunčia Evangeliją tenais tada, kada jisai numato dalykus, numato kur ką kaip. Šlovi Viešpačiui, aš labai meldžiu ir jūsų prašau melskitės, amen, už tos kalinukus, nes, aš pramušinėju, nes, iki šiol nebuvo niekaip padaryta, leista, kad vandens krikštas būtų atliktas kalėjime. Tai aš ten labai mes trupučiuką pakalbėjom, aš truputį papasakojau, pakalbinau, tai ten jau nemažai iš tikrųjų yra tie, kurie trokšta būti pakrikštyti vandenį. Ir realiai tai yra antras etapas išgelbėjimo, o jie net pakrikštyti ten vandeniu. Tai apie kokį augimą, apie kokį toliau, kada dar nuodėmės kūnas nepalaidotas, kada negalima pradėti žengti ir žmonėm atgailauti, išsilaisvinti nuo dalykų. Kame reikalas yra. Ir viskas, ir šitai panašiai visoje Lietuvoje. Pastorių, mokytojų krūva, bet kas iš to, brangieji, kad jūsų pamokslai kūniški, kad jūs mokot to, ko realiai nežinau. Kam mokyti to, jeigu patys tenais nebuvot? Si abrandia blako štasatie. Rambrai blarota sita kieša. Viskas prasideda dvasioje. Jūs susapnuojate, Dievas rodo sapne, dvasioje pirmiau įvykį, kuris atsitiks vėliau fiziniam. Ir tu gali jį pakeisti. Jis tau rodo, perspėja galbūt, ar kažką, ar atskleidžia, kad tu galėtum jį pakeisti, tai įvyktų ar neįvyktų, ar tai tu pasiimtum ar nepasimtum. Viskas pirmiau vyksta dvasioje. Kad dvasioje pradžiai vyktų ir užsimestų, tu pranašau ir skelbi žodį, tu kuri tą atmosferą, kuri tą sferą. Tu savo žodžimis, vakar buvo klausimas, sako, aš tikiu likimu. Sakau, tu esi pats savo likimo kalvis. Sako, kaip, juk sako, likimas pats. Ne. Sakau, ką tu skelbi, ką tu kalbi, tu savo kelią kuriesi. Ir dar aš ten pamokslavau, jisai, po to galo net teko pasimelsti ir Kristų priimti. Tiesa išvedė. Amen. Todėl Simbradiaštasam. Ko čia pabaigiau? Ko pabaigiau, Ką? Todėl mes turim viską pirmiausia pasiekti dvasinėse sferose. Mes turim įžengti, mes turim paimti, kada tu paimti, daryti, atlikti viską pirmiausia dvasioje per tikėjimą, amen, teleportuotis. Net neišeina pakilti per protą, tikėk, imagine, įsivaizduok, amen. Šiandieną nenoriu, aš turiu dar visą didžiulę pamoką, būtent apie
apie įsivaizdavimą, apie mąstymą ir apie kalbėjimą, kada tu vienu girdi, o kitu keliauji. Ane? Ta visą sujungt. Juk mes pastoviai keliaujame. Amen? Pastoviai. Dėl to, kaip ir sakau, jeigu sapne mes galime pakeisti įvykius. Amen. O mes sapne, mes ir esame kur? Dvasiniai dimensijai. Todėl viską keičiam ir darom ten. Amen. O jas mums reikia pakilti, eiti, nes dauguma jų yra okupuotos kunigaikščių karalysčių, kunigaikštysčių, tamsos valdovų, kurios priklauso tau. Todėl, gali žmogus atvažiuoti, gali Dievas suteikti malonę ir per tarną išlaisvinti tave ir tą sferą atidaryti tau. Bet jų brangiai tiek daug, kad tada realiai galima būtų vienam užsiimti su vienu žmogum visą gyvenimą. Tai nėra Dievo planas. Dievo planas, kad mes visi taptume kariais. Amen. Bet ne visi tapsime, nes visi renkasi šitą kelią. Ne visi nori eiti tokiu. Amen. Nors mes visi esame kare. Bet jeigu tu nenašus kare, tu net priešui neįdomus. Dėl to žmonės daugiau pasirenka tokį gyvenimą, kad nejudink priešų ir tau nieko nebūsi, tu gerai gyvensi, būsi geras krikščionis. Rankutės iškelsi, šlovinsi, verksi, dainuosi, wow, aleliuja. Tavo pasirinkimas. Bet tik pradėk dvasinį karą, tik pradėk pult, gausi lempą. O čia ar tau patiks gauti, ar tu esi sporas. Suprantat, pagalvok, boksininkai eina boksuotis. Jie nepradeda normaliai boksuotis, kol lempą negauna. Bet kai gauna porą užrėžę, tada jau pašol. Taip ir mūsų kare, gauni lempą. Jei nesferose gauni lempą, tai gauni lempą sugrįžęs, kurie per žmonės. Išeini kur nors čia tavo vienur, kitur, čia trečiur. Karas toliau vyksta. Bet jeigu tu ramus, jeigu tu nesi pavojingas, jie nieks tave nelintų. Jie šalia tavęs vaikšto, jie net nežiūri tave. Brangieji, akli krikščionys neįdomus galingiam demonam. Absoliučiai, jie eina, praeina ten nulis. Kam? Jis aklas, jis pats įkris į duobę, kam jį dar stumt? Dar pažiūrėk, koks jų vadovas. Jeigu pats Dievas dobkasiais, kaip savo pastorius vadina, dobkasi, tai ką kalbėt? Tai ką kalbėt apie kitus? Jeigu Dievas neprisiskambina, dobkasiais vadina. Ne, tai ne juokas, tai realybė. Tai realybė, jeigu antiek yra kurti ir apkurti, ir akli, taip yra. Todėl mums, brangieji, laukia tikrai nelengvos kovos. Amen. Viskas yra ir aš tikiu, bus duota mum ir yra duota, brangieji. Aleliuja. Bet pirmiausia personalios kovos, po to viešos kovos. Amen. Ir matom, kad tų personalių netrūksta, kad atkovot savo žemės, kad atkovot savo širdį, kad atkovot savo charakterį, kad atkovot palikimus Dievo, nėra taip paprasta. Bet tik dabar, jeigu tau reikia žemės, o tau reikia jos, tau reikia to, pirmiausia, tau reikia sakyti Viešpatie, kelk mane į tą žemę, į tą sferą, kuri žemė priklauso man čia.
suteik instrukciją, kiek reikia pasniko, maldų, kokių maldų, koks priešas, kiek naktų, kiek dienų, kad ta žemė mano čia klestėtų, kad jinai atiduotų mano deimantus ir auksą, kuri dabar laiko pasiglemžusi. Kodėl jūs negalite rasti, kodėl mes negalim rasti, pasimti to, kas priklauso mums? Todėl, kad mes dar neatsikovojom ten. Mūsų tėvo auksas ir sidabras. O jeigu tėvas sako, kas mano, tas tavo, ne taip? Kodėl vis dar su popieriukais lakstote su banko kortelėm? Aš įskaitau ir save. Amen. Todėl, kad, dar nedasikasim. Bet mes turim kalbėti apie tai, trokšti, eiti ir kovoti. Palik seną gyvenimo būdą, pasikeisk savo proto dvasioje ir eik pirmin. Amen. Ką reiškia pasikeisti savo proto dvasioje? Nes tavo protas su tavo surištas, su tavo siela, reikia pakeisti mums į dvasinį mąstymą, į ateinančią išmintį. Sako, viešpatie, tavo šlovė, ten ateina tavo jėga, ateina ta. Supraskit, kad Dievas, šventoji dvasia, jis veikia per išmintį, supratimą, kitaip sakant, kartu su išmintim, supratimu, patarimu, galybė, Dievo jėga, ir Dievo baime, Dievo galybė, 7 dvasios. Jos veikia per tave, per tiesos tvirtovės, išsireikšdamos, manifestuodamos čia. Dabar, krikščionis, didžioji dalis pastorių, jie sieliškai pamokslauja, malonę priėmė, proto net naujinę. Ir šventosios dvasios, kurios išmintis, supratimas, jos negali tiekti per tą melą galvoje. Jis negali transportuoti, negali tekėti. Todėl turim Lietuvoje tiek daug pateptųjų. Tokių pateptų pastorių, tiek daug jėgos, tiek daug pranašų. Ir tokie galingi, kad tikrai, šnekėtai tikrai moka. Šnekėtai tikrai, bet atgailaut, nusižemint, jėgos neturi. Nes jiems to nereikia. Galbūt, jei jiems to nereikia, tai jie keliauja savo keliu, bet netrukdo kitiem. Netrukdo net ir tiem, kuriuos jie sulaiko. Supraskit, brangieji mokytojai, pastoriai, visi jūs atsakysit už kiekvieną sulaikytą. Už kiekvieną kontrolę savo ir manipulaciją, kurią jūs naudojate. Jūs sakote, ne, tu čia toks, ar ten anoks, nesvarbu, ką jūs apie mane galvojate ir kalbate. Bet aš kalbu apie jūs, kad jeigu jūs galvojate, kad jūs teisūs, o jūs nors kartą pagalvokit, o gal aš neteisus? Ar aš teisus? Neteisus. Ne visur teisus. Nors ir esu išteisintas. Amen. Bet Dievas užtektinai manifestuoja ir rodo, kiek yra tos tiesos. Juk žmogus nieko iš savęs negali. Amen. Visa, kas vyksta ne iš žmogaus, o vyksta iš pačio Dievo. Aleliuja. Taigi, trokškite visi matyti, regėti, nes raštas sako, ką paskutinėmis dienomis aš išliesiu, savosios dvasios, ant kiekvieno kūno.
Aleliuja. Kad visi galėtų judėti. Na, pas mus vaikai pradėjo kovoti. Nuostabu. Vaikai, regi, kovoja su didžiausiais galiūnais. Dvasioje. Suprantat? Supraskit, kad nereikia Aš atsimenu dar pirmą pakelimą į dangų. Pirmą kartą, man atrodo, antrą kartą, su Ingrida mes tarnavom pas Fiorelus, Lietuva Kristui. Ir viena iš Fiorelo dukryčių buvo pakelta į dangų. Pakelta į dangų. Matęs, akis užsivertė, manifestavo regėjime. Niekas to taip realiai neužfiksavo ir nesuprato, kas ten įvyko. Jau tada Dievas pakelinėjo, davė kai kam malonę. Ir yra liūdimas dar yra, kad apie tai, kas paėmė, kad jinai 7 angelai ir kiek pakėlė ir nunešė. Sita plariara rošta. Aleliuja. Šlovė karalių. Šlovė. Todėl, brangieji, stovėkime ir judėkime į priekį. Amen. Nebijokite, trokškite. Va. Aš prašiau Vaido, sakiau, visi kiti, brangieji, nejaugi nei vienas po Gojos atgaivos nesugrįžti atiduoti Dievui šlovę. Nejaugi nei vienas, niekam nieko viešpats nepadarė ir tai ką jūs ten veikia tada? Supraskit, kad kaip gerai gaunate, taip galit greitai ir prarasti. Aš jums sakau, tai yra raštas, sako. Amen. Nepraraskite to, nes dalinkitės su kitais, dalinkitės jūsų liūdimai, dalinkitės išgyvenimais, užkrėskite kitus, papasakokite savo pergyvenimus, keliavimus, krėskite, būkite viruso nešiotojai, būkite Dievo DNR nešiotojai. Mesgi turim ką? Genetiką Dievo. I have a gene of God. Amen. Aš infected, aš užkrėstas, aš viruso pagautas dangaus, nešėjas. Užkrėskit visų. Tikruoju covidu. Dangiškoju. Aleliuja. Ir viskas prasideda nuo ten. Nuo dvasioje veikiamų veiksmų. Norim sulaukti stiprių dalykų čia, ten turim atlikinėti. Amen. Viskas atsiras, brangiai. Ir dantys, ir auksas, ir namai. Viskas. Jeigu mes stosim, kovosim ir eisim ten, kur mūsų generolas viešpats mus veda. Aleliuja. Bet kol mes netapsim tokie, kaip buvo viešpaties tarnai Senam testamente, brangiai, mums duota dar daugiau. Mes gimė iš naujo, Dievo sūnus. Aleliuja. Viskas. Tik tai trokškite pakilti, trokškite naujas varas, trokškite kovoti. Dar kartą sakau, amen, nereikia laukti. Jūs galit patys kovoti, užsimerkti, amen, ir duoti kailį jiems, duoti visiems. Aleliuja. Taigi,
Todėl palikę pradinį Kristaus mokymą, verškimės prie tobulumo, užuot vėl dėję pamatus iš atsivertimo nuo negyvų darbų, iš tikėjimo Dievu, iš mokymo apie krikštus, rankų uždėjimo, mirusių prisikėlimą ir amžinybės teismo. Jei Dievas leis, ir tai padarysim. Bet verškimės prie tobulumo. Dvasioje viskas tobula. Dievas tobulas. Amen. Mes meldėmės, sakom, viską mes turim daryti tobulai, mokintis tobulai. O kodėl mes čia žemė darom klaidas netobulai? Todėl, kad dvasioje nepasiekia nelaimėję. Darom, atrodo, kažką padarom gerai, bet tai kažką sugadinam toj. Todėl, kad todėl, kad ten dar nepasiekėm, nenurungėm, todėl, kad ten nepadarėm. Kažkas dar vis tave tvarko, kažkas tau uždengia. Vieną matai, kito nematai. Vieną darai, kitas suprantat, brangiai. Aleliuja. Lai Viešpats jūs uždega šiandien dar labiau. Amen. Lai Viešpats jūs uždega dar labiau ieškoti. Amen, jo jėgos, jo veido, troškimų keliauti. Ati aprūta sakėda. Todėl, rugsėjo 14 mes turim vėl kalėjimą. Kitą savaitę mes judam į Lenkiją. Šlovė Viešpačiui, daug visko vyksta. Aš šiandien nieko nepasakosiu dar apie stebuklus visokiausius. Čia bus daug įdomių dalykų. Dievas didis. Dievas didis. Ar galiu duoti Viešpačiui balsų, čia po pamokslo išeitų trumpai? Gerai. Tada tik tai šito įrašo negirdės. Gerai, aš baigiu tada šitą video įrašą, mes toliau Zoom'e pasiliekam, paklausysim Zitos liūdimo. Taigi, šalom visiems sudie, kurie klausė. Iki sekančių kartų būkit palaiminti galingo Jėzaus Kristaus vardu. Sudie. Ne jums sakau.